nutraukėme IDTV transliaciją dėl specialaus pranešimo. Visą dieną gauname informaciją apie interneto dingimo atvejus bei masinę psichozę komunikacijos fakultete. Mūsų reporteriai jau pluša įvykio vietoje. Perduodu žodį Tomui. Ačiū, Eglė. Šiuo metu esame prie komunikacijos fakulteto, kur kartu su dingusiu internetu dingo ir visi žmonės. Tačiau mums pavyko rasti keletą studentų ir juos pakalbinti apie šią įvykusią tragediją. Koks man skirtumas, aš vis tiek nemokėjau Doromą pasijungti. Tai gal ir nebuvo to interneto, jeigu aš neprisijungdavau. Taip, žinau, aš labai atsiprašau, bet nespėjau šį mėnesį susimokėti už internetą, tai tikriausiai todėl ir atjungiau. Aš jau sėdžiu visą valandą, nežinau, ką daryti, interneto nėra, Mekas nepasijungia prie interneto ir čia dar vadinasi komunikacijos fakultetas, tai ką man dar iš vis daryti belieka? Kaip matome, studentai sutrikę ir vieningos nuomonės neturi. Su jumis buvo Tomas ir Eglė, IDTV žinios.